Sveiki atvykę prie video, kai aš esu Kačiukas. Taip, praeitam video mes gaminam mėsainius ir mes juos valgėme. Taigi šiandieną aš tiksliai nežinau, ką man šiandieną veikti. Taigi, pagalvokime. Kas ten? Lipam. Radiją. Galima pagarsinti. Gerai, pasiklausykit. O taip. Ne, mano radija. Gerai. Patyliu. Gerai. Taigi šiandienos mūsų misija yra, atsveikit kokia. Mes įrengsim 2 slaptas bazės ir jeigu jūs turite šį žaidimą, jūs galėsite irgi įrengti. Taigi žiūrėkite iki galo. Pirma, mums nereikia šitų dėžučių. Nereikia. Irgi nereikia. Šitą irgi nereikia. Šitą nereikia, ačiū. Nereikia. Irgi nereikia. Sprogdint. Gerai, pasiemam radiją. Mums reikės radijos. Čia antena. Gerai. Paimam radiją. Nešamės paskui save. Reikia nusinešti radiją, kad ji mums grotų muziką. Na va. Kas buvo? Na va. Nagi, pasitik. Reikia anteną nulenkti, kad pastatytų. Na gerai, tiks ir taip. Reikia į muziką. Šitą kanalą jungsim. Nagi, įsijung. Pagarsinti. Gerai, tai muzikos turi. Taigi, gerai. Žuvytė! Gerai. Taigi, muzika patvirtinta. O tai. Muzika patvirtinta. Gerai, ko dar mums reikia? Mums reikia maisto. Skanuko dėžutė. Skanuko dėžutė. Reikės pasiimti. Gerai. Aš čia. Lipam. Gerai. Prašom. Čia laikysim maistelį. Va, mato, čia kačiukam. Čia ne šuniukam. Ne. Gerai. Ei, žuvytė. O, ne. Ji dūsta. Aš įsidėsiu į burną, bet jos nevalgysiu. Aš ją išgelbėsiu, nesijaudinkit. Operacija. Nagi, operacija įvykdyta. Žuvytė gyva ir pamaitinta. Na štai, gerai. Taigi maistą turim. Oi, ne, aš žiauriai noriu valgyti. O ne, mano pilvas. Reikia. Aš taip noriu. Pasitrauk dėžutę. Gerai. O. Ne, aš mačiau, šito tikrai neduosiu. Gerai. Taigi, aš manau, mums reikia indelio.
abiejų indelių. Pirmą vandens pasiemam indelį. Gerai, jame į viršų. Bet taip. Lipam. Ne, indelį. Gal aš vandens. Čia va bus vandens statelė, kur aš galėsiu įsipilti vandens. Vandens ten nesinešiu į viršų, bet maisto dubenėlį aš būtinai ten nusinešiu į viršų. Ne. Gerai. Aha. Štai dubenėlis. Dabar nepatikėsit, ko man reikia. Man reikia mano ištikimo, geriausio, nuostabiausio draugo robotuką. Labas. O, gerai. Myliu tave. Ateik pas mane. Užžiūrėk pas mane. Susitiksim štai čia, gerai. O, koks tu greitas. Gerai. Nepyk. Žinau, kad tau nepatinka. Lauk, robotuk, tau viskas bus gerai. Aš tiesiog gražiai nunešiu į viršų. Va, gerai. Pagulėk. Ne, geriau pagulėk. Žinau, kad tu pyksi, aš tuoj atnešiu tau dėžutę. Išbuvo. Aš tau tuoj atnešiu dėžutę, kurioje tu galėsi būti. Labas, mačiute. Pastrauk. Ne. Gerai. Ne, mano dėžutė. Nagi, man pavyks. Nagi. Ne, mano robotukas neturės tada namų. Nagi. O taip, robotuk, štai tavo lovytė. Gerai? Va, čia tavo lovytė. Na štai, kaip jau mano namelis. Gerai, taigi. Aš labai šalku, tai atsidarom maisto dėžutę. Reikia dabar papildyti. Nagi. O taip, skanukai. Kitokios formos. Gerai. Uždarom. Gerai. Tai jūs jau galvojate, kad aš jau atsisveikinsiu? Aš sakiau, kad parodysiu kelias slaptas bazės. Tai čia mūsų pirma bazė. Tai jeigu jums patiko šis video ir jūs turite šitą žaidimą, pasistatykite. Bet jeigu jūs neturite virtualios realybės akinių, yra telefoninė versija. Tiesiog įrašykite I am cat ir tiesiog jums išmes ir jūs turėsite telefoninę versiją. Ir jūs galėsite pasistatyti va štai tokį namelį. Gerai, o mes eime prie antro namelio statybos. Gerai. Pro kur einam? Gal aš eisiu pro štai ten. Gerai. Einam va štai čia va. Lipam. Taip va. Gerai. Pasitrauk laikrodį. Einam į paslaptingą kambariuką. Gerai, taigi mes pastatėm pirmą namelį iš 2. Tai atspėkit, kur aš eisiu. Aš eisiu į gatvę. Bet aš pažadu, namelis aš pastatysiu visur, visose vietose. Ir garaže, ir mėsininko parduotuvėje. Tiesiog dabar gatvėje žinau tobulą vietelę. Taigi, gerai. Štai mes. Apčiu. Oi, man atrodo alergija žiedadulkių. Apčiu. Oi, nieko tokio.
Gerai, dabar parodysiu, kur bus mano namelis. Lipam į viršų. Mes jau buvom praeitą kartą ten, bet ten yra žiauriai gera vieta. Lipam. Va, čia yra namelis. Nu tik pasižiūrėkit. Čia tiek daug vietos, čia viską mes galim sutalpinti. Gerai, taigi eime nuo štai čia. Pirma, vienas iš pagrindinių daiktų, kurių nesitikėsite, yra mašina. Tai mes turėjome garažą mašiną, bet kažkas ją sulaužė. Man atrodo, šuo gal. Tikrai ne aš. Gerai. Apči. Man tokia alergija didelė. Gerai, tai mūsų mašina, nepatikėsit, kas bus. Tikrai ne iš garažo ten, bet mūsų mašina bus žoliapjovė. Taigi mums reikia pripilti degalų. Pripilsim degalų. Nagi. Va, matot, žavę, reiškia pripilta pilnai. Ten bėga, nieko taip. Gerai, užkursiu. Važiuojam. Pjaunam žolę. Gerai. Pjaunam žolę truputuką. Gerai, dabar važiuojam. Važiuojam su žaliakalnį. Čia šuniukas. Matote, čia yra tokia nuožulni plokštuma, pro kurią galim pravažiuoti. Važiuojam į viršų. Čia važiuojam. Va. Važiuojam aš čia va. Nagi, važiuojam. Na štai, priparkavo mašiną, dabar reikia ją išjungti. Na štai, mūsų mašina. O, geras džipas. Degalų dar yra. Ir tai antras dalykas yra maistas. Ir tai, mačiau, čia yra maisto dėžutė. Bet jį gali atsidaryti. Atsidaryk. Nesidaro. Gerai, mes turim greitai veikti. Yra knyga. Man nereikia knygos. Gerai, kad ant letenų nukritau. Skardinė, batonai, sausainiukai. Niekas skanaus nėra. Nagi, kažkas turi būti skanaus. Nes aš badauju. Aš taip noriu valgyti. Skanukai. Skanukai bus mano burnoj. Šita dėžė tokia sunki. Šita dėžė gal 10 kartų sunkesnė už mane. Nors gal atvirkščiai, nes aš labai daug valgau. Gerai, ėmė va štai čia va. Dėsim va štai čia va. Va taip va. Atsargiai. Va, gerai. Ir taip pat jūs galėsite šitą bazę irgi pastatyti. Gerai, va štai taip va. Tai čia bus mūsų maistas. Tada, kaip praeitam namelyje, mums reikia draugų. Taigi, kas gali būti mūsų draugai? Labai lengvas klausimas. Dar nežinote? Tuoj pamatysite. Čia labai geras dalykas. Mūsų viščiukai. Sveiki. Aš vandenyje. Aš pripratęs jau prie vandens. Ateik. Ateik, mano viščiuk. Ateik. Aš galiu gal į krepšelį įdėti juos. Negaliu. Gerai, gyvensim su vienu viščiuku. Vienas viščiukas ir reikia dar vieną batono riekės. Batono riekės. Ai, aš suvalgau. Na gerai, ateik čia. Ateik čia. Na gerai, ėmė viščiuk. Einam. Ateik pas mane. Oi, tu mielas. Gerai. Bet čia tik vienas iš 2 draugų.
Taip, tai čia tik vienas iš 2 draugų ir jūs galvojate, kas gali būti antras draugas, tuoj pamatysite. Labai paprasta. Labas, seneli. Ir dar mačiau jūsų apklausą, kaip jūs balsavote, kuris veikėjas jums labiausiai patinka. Tai aš pasibėjau, kad mačiute, bet kažkam patinka šuo. Žinokit, ir man patinka šuo. Jis piktas, bet jis gal geras visai. Geras viščiukas, geras. Niekur neik. Būk ten. Aš grįšiu su antru tavo draugu. Gerai. Dabar reikia kažkaip ten patekti. Ant letenų. Gerai. Nusileidom 100% puikiai. Lipam ant stogo. Šokam va štai taip. Ne. Nagi, užlip. Ne. Ne. Kaip sunku užlipt. Štai kaminas. Na štai ir mūsų antras draugas. Gerai. Sveikas. Ne. Na gerai. Pasiskolinsiu kitą draugą. Nagi. Na čia. Gerai, dabar aš būsiu kaip tikras katinas ir lipsiu ant laido. Aš prisėlinsiu. Nagi, prašau, neišskristų bent jau. Opa. Aš galiu į burną įsidėti. Gerai, dabar lekiam namo, kol neatskrido balandžių vadas. Nes tada man nuo jo galas, kad paėmiau vieną jo sargybinį. Bet jis mano draugas bus. Kokie gražus paveikslai, gal vieną pasiimsiu. Nepavoksiu, o pasiimsiu. Pasiskolinsiu. Nemokamai. Žiūrėk, čia tavo naujas draugas, ponas Balandis, kuris labai daug kakoja. Gerai. Jisai labai krenta. Čia ponas Balandis. Na štai. Gerai. Mums dar kažko reikia, nes per tuščia. Paveikslas. Gerai. Kaip čia paveikslą? Maryk kuo gražesnį. Čia reikiantis katinas. Šitas žiauriai gražus. Bet ar jis tilps man? Gal pirmą šito paimam. Šitas žiauriai gražus. Čia tiesiog tikras aš. Čia tikras paveikslas, kuriame atvaizduojamas aš. Na štai, viščiukai, galite dabar žiūrėti į paveikslų galeriją. Taip, aš galiu čia padaryti paveikslų galeriją. Viskas gerai, viščiu. Ate. Gerai, dar vieną paveikslą pasiimsim. Kokį čia paveikslą? Kuo gražesnį. Šitas toks didelis ir gražus, bet man netilps. Reikia kažkokio mielo. Čia koks? Rėkiantis katinas. Aš noriu rėkiančio katino. Nagi, ateik su manim rėkianti katinai. Rėkiantis katinas pas mane. Tik ar jis tilps man? Čia klausimas. Nagi, tilpk. Prašau, sutilpk. Nagi, ateik pas mane, ateik. Geras paveikslas. Tilpo, žinokit. Ten viščiukas. Aš jau pagalvojau, kad viščiuko nebėra. Na štai mano galerija. Viščiukas tranko savo galvą į sieną. Viščiuk, baigsi to ar ne? Aš čia darau galeriją meno. O tu ten daužai galvą. Ar tau labai negražus mano piešiniai? Palauk, kad aš moku padainuoti kaip katinas šitas. Miau, 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 miau.
Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Gerai. Dainuoju tragiškai. Gerai. Taigi, aš manau, kad atėjo laikas šitam balandžiui išskristi. Jam reikia skristi. Atėjo laikas, kai jisai mokysis skraidyti. Gerai, eisim greituoju būdu pro sieną. Opa. Gerai. Lipam aš taip. Ne! Nagi, balandis skris. Gerai. Jeigu jums patiko video, kaip aš statau slaptas bazės ir draugauju su balandžiais, spauskite like ir prenumeruoti. Su jumis buvo Simas. Iki.